galbūt vieną kokią minutę turime tam, kad užbaigtume patį svarbiausią reikalą, išsiaiškintume, kas šį vakarą važiuoja namo, ar tai Meda, ar tai yra Psichas. Tarpiniai rezultatai pasakė, kad lieka Meda, o Psichas išvažiuoja. Ir dabar mes sužinosime, ar pasitvirtina tie tarpiniai rezultatai ar ne. Dabar pats metas paskelbti galutinius balsavimo rezultatus. Jie yra tokie. Meda 7545 balsai prieš, Psichas 11044 balsai prieš. Tai reiškia, kad Psichas šį vakarą išvyksta namo. Kol Psichas atsisveikina, aš norėčiau įteikti dovanas, kurias jam dovanoja mūsų rėmėjai, mūsų draugai. Psichui dovanojama Siemens C45. Siemens, pajausk įkvėpimą. Telefonas yra čia. Wiener Sport ir kalnų slidinėjimo centras dovanoja sporto treniruoklį, kuris yra čia virtuvėje išsidėstęs. Taip pat Rasa Active Life dovanoja krepšinio lentą ir krepšinio kamuolį. Jie yra čia. Dovanų parduotuvė Izidė dovanoja kaljaną. Štai šį puikų prietaisą, puikų nuostabų prietaisą, kurį Psichas galės pasistatyti savo garbingiausioje namų vietoje. Taip pat patalinės parduotuvės 1001 naktis dovana. Didžiulis maišas. Romanson laikrodis ir dar viena labai svarbi dovana. Tai yra jaunavedžių salonas Tavo diena kviečia apsilankyti ir išsirinkti drabužius savo šventei nemokamai. Ir Aura sultis. Štai šitie du diplomai. Vienas iš jų yra Psichui, tai yra Tomui Krivickui. O kitas iš jų kartu įteikiamas ir Jolitai Višinskytei dėl to, kad, na, man atrodo, patys suprantate dėl ko. Priežastis yra labai paprasta. Aš suprantu, kas vyksta dabar akvariume. Tačiau, taip yra. Psichai, kadangi tai yra vardinis, labai vardinis dalykas, tai šitas daiktas tau, o šitas daiktas yra Jolitai. Na, po to išsiaiškinsite. Aš suprantu, kas vyksta jūsų viduje. Dovanas yra dovanas, jausmai yra jausmai. Tai tiek. Mes išsiaiškinome mūsų žiūrovų verdiktą. Būtent jie, pagrindiniai ir svarbiausi dalyviai šį vakarą, nusprendė, kad tau Psichai šį vakarą tenka išvykti namo. Aš nežinau, man atrodo, tai buvo tikrai netikėta visiems, dėl to, kad jausmai ima viršų. Tai yra taip, lyderis niekada nelaimi. Taip? Aš noriu pasakyti, yra žmonės geri ir blogi, yra žmonės ir ne žmonės. Psichas yra žmogus. Jį galima nekęsti, galima mylėti, bet negalima. Lyderių mane padarė, aš pats toks nesu. Tu toks esi. Kebra, laikykitės. Aš jaučiau simpatijos, tiek pat jaučiau ir antipatijos, bet faktas tas, kad tu buvai pats svarbiausias žmogus mano akvariume ir aš labai nenorėjau, kad tu išeitum. Kad jūs susėdote, mes vis dėlto turime Psichą išlydėti šį vakarą namo, su visomis dovanomis. Galų galia dovanas atkeliaus kartu su viskuo, kas tau priklauso iš akvariumo. Mes tiesiog palydėsime tave į tą prašmatną limuziną. Tai gal aš ir šitą palikti? Gali palikti ir šitą mes tau dovanas pristatysime. Dabar tiesiog... Ir Starka kaip? Tai išbalsuoja tik vieną, sakė, kodėl tada išeina dviesi? Starka išvažiuoja kartu su tavimi? Aišku. Gerai, galite su Starka važiuoti namo. Starka. 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 Vienoje pas Starka. Važiuojam namus. Myliu. Štai. Dviese, jūs praleisite pakankamai daug laiko limuzine, prisiminsi, apmastysi, apsvarstysi. Galų gale, aš net nebejoju, kad po akvariumo pabaigos, tai yra jau sekmadienį, gal net šeštadienį vakare visi susitiksime ir gerai atšvęsime. Ne tavo išėjimo, o tai, kad baigėsi akvariumas. Kebra, aš jūs myliu, laikykite. Ar neišlydėsim jo? Jo, kol kas jie visi yra susėdę į savo limuziną, tiksliau į limuziną skirtą Psichui važiuoti namo. Galų galia tikrai visiškai nereikia jiems trukdyti to, tai yra atsisveikinimas ir atsisveikinimas, kaip jie patys pasakė, su lyderiu. Aš manau, kad tai iš tikrųjų yra gan reikšmingas momentas akvariume 2. Tokiu momentu ir turėtų būti dėl to, kad tai yra tikrai realybės šou, o ne šiaip savo surežisuotas ar pagal kažkokį scenarijų sukurtas šou, kurį jūs galbūt kažkas norėtumėte matyti. Ne, tai yra iš tikrųjų realu, jūs patys matėte tikras ašaras, jūs patys matote, kas vyksta. O aš dar trumpai noriu priminti, kad yra labdaros linija. Mes artėjame prie akvariumo pabaigos,
ir jūs dar turite laiko paskambinti telefonu, kuris yra nurodytas televizoriaus ekrane ir atiduoti, na, bent 1 litą labdarai. Žinokite, kad artėja šventės, žinokite, kad kai kurie vaikai negaus dovanėlių. Na, galbūt mes prisidėsime ir aš tikiuosi labai, kad mes prisidėsime prie to, kad kažkas iš vaikų bus laimingi ir gaus, nors mažą, vis tiek kalėdinę dovanėlę. Iš viso yra 10 000, apie 10 000 litų surinkta šioje labdaros linijoje. Jeigu norite prisidėti ir padidinti tą sumą ir padėti vaikams, galbūt tiems, kuriems labai reikalinga pagalba, žinokite, kad jūs tai galite padaryti, skambindami bet kuriuo paros metu štai tuo telefonu ir paaukodami bent jau 1 litą. O aš